Labas, Alfai. Labas, Kakė Makė. Ką tu čia darai? Buvom vakar su mama sendaikčių turguje ir jinai man nupirko tokią dėžutę. Stebuklingą. Jinai turi stalčiukus ir kiekvieną kartą, kiekvieną dieną aš tą vieną stalčiuką atidarau ir randu labai keistų daiktų. Pavyzdžiui, vieną kartą aš radau varpelį. Man tai varpelio nereikia, bet jis labai patiko piratui katinui. Atidaviau jam ir jis dabar laimingas laksto. Kitą dieną, žinai, ką radau? Ką? Nepatikėsi. Juodą sagą. Bet nykštukui kaip tik buvo ištrūkusi saga, tai aš jam daviau, jisai laimingas, ją prisisiuvo ir nešiojo toliau savo švarkelį. Oi, o tu man paaiškink, ko neturėtų tas stalčiukas mano norų pildyti. Tu nepatikėsi, ką vakar radau, žiūrėk. Ką? Rodyk. Žiogelį? Žiogelį, tai kam jis man reikalingas? Tau ne, bet man. Tau reikia? Ko man trūko? Ačiū tau labai. Taip, labai džiaugiuosi, kad mano žiogelis tave pralinksmino, Alfai. O aš žinau, kaip tave pralinksminti. Žinai, kas tave padarys laimingesnę? Kas pasakyti? Sniegas. Einam į lauką sniegu žaisti. Ne, mes liksime namuose ir valgysim prieš tai mūsų pagamintą sniegą. Valgysim sniegą, geras, taigi tikra svajonė. Bet prieš tai nusiplaukim rankeles. Kakė Makė, tu žinai, kiek reikia plauti rankas? Laiko. O kiek? Reikia plauti rankas tiek, kiek užtrunka padeklamuoti trumpą eilėraštį arba sudainuoti dainelę. Naisa ir mamaisa, piratas ir mama, tėtis ir senelė, čiūčia ragana. Alfas Kakė Makė, netvarkos nykštukas, su muilu išplauna kiekvieną pirštuką. Iš kur tu tokį gavai? Muilą? Parduotuvės lentynuose yra prie kitų muilų. O, geras. Žiūrėk, pagalsiu, žiūrėk. Negalima. Einam gaminti. Ką mums reikės? Kes, abrakadabra, buk. Labai nedaug ingredientų. Aš žinau, kad tau patinka, kai nedaug. Taip? Taip. Gerai, tai mums reikės braškių šaldytų. Būtinai šaldytų. Būtinai šaldytų, draugai. Taip. Tada vandens, truputį medaus. Ir reikia įrankio, su kuo kabinti tą sniegą. Tai aišku, kad labai tinka sausainiai, pusrytainiai ir taleriai. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Kuom galiu padėti? Žiūrėk. Ups. Visi turbūt namuose turi tokį virtuvinį mini trintuvėlį. Tada aš čia dedu braškes. Kokios šaltas jos. Tada pilame vieną šaukštelį medaus. Ir ten? truputį vandens. O sniegas iš ko pagamintas? O iš ko sniegas pagamintas? Iš vandens? Iš vandens? Taip. Ir tada mes įpilam šiek tiek vandens. Kaip įdomu, kas čia bus. Kaip čia gausi sniegas? Pasiruošusi? Pasiruošusi. Viens, du, trys. Valgomas sniegas paruoštas. Viskas jau sniegas galim valgyti? Taip. Šaukštelis. Yra. Tepam. Sausainių arba talerių čiumpam, taip? Galima būtų lipdyti ne sniego gniūžtę, bet geriau jau valgyti jį. Taip. Koks tai bus? Net nuotaika truputėlį pasitaisė. Bet tik truputėlį. Kodėl? Tik truputėlį? Na, aš vis tiek nesuprantu, ką man ta dėžutė reikalinga, Alfai, jeigu jinai nepildo mano norų. Tu žinai, ką šiandien, pavyzdžiui, radau? Kam? Pažiūrėk. Tada. Žalią lapą. Tiesiog žalią lapą. Ką man dabar su juo daryti? Pasiveduoti? Taip šalta. Aš turiu idėją. Rimtai? Kalėdos. Mes galim su tavim kartu pagaminti imbierinį kalėdinį namelį. Bus labai gražus ir labai greitai ir lengvai pagaminamas. Nori išmokyti? Tai
Taip, noriu. Taip, pažiūrėkime, kokių ingredientų reikės šiam nameliui pagaminti. Želatina. Čia yra užpilta vandeniu ir truputį pabrinkyta. Dabar aš čia nunešiu mikrobangų krosnelę ir pašildysiu. Gerai. Kad ištirptų. Tada cukraus milteliai, ta vadinama cukraus pudra. Kaip man patinka. Tada mes nekepsime, nes jau yra puikių iškeptų sausainių. Taip, labai skanu šitie. Taip, su kondensuotu pienu. Tada reikės 2 citrinų, kad glajus būtų toks labai skalsiai su rūgštele. Ir tada rozmarino šakelių, nes rozmarinas auga taip, o jų apvertus, kokį augalą to primena? Kaip eglės spygliukai, ar ne? Eglutė, taip. Ir jeigu mes turėsime daug rozmarinų, turėsime kaip mišką. Geras, o tai vietoj eglutės galima rozmariną puošti gal per kalėdas? Gali pabandyti. Geras. Dabar, mieloji kakė-makė, mes pagaminsime glajų. Puodas. Vaikai prie šio elemento tik žiūri, neliečia nė rankų, per atstumą. Taip. Tada mes turime ištirpintą želatiną. Taip. Pilu į puodą. Tada 2 citrinos sulčių. Labai paprastas receptas, taip. Ir viso pakelio Cukraus pudra. cukraus pudros. Beriam cukraus pudros po truputį ir maišom. Citrina kartais būna didesnė, mažesnė, ne? Tai cukraus pudros reikia pilti va štai tai tiek, kad gautume štai tokią gražią masę, kad būtų nei per tiršta labai, nes jinai tiršties. Tai va, mūsų pagrindinė statybinė medžiaga nameliui statyti yra paruošta. Dabar aš čia supirksiu, kad jinai greičiau šiek tiek atvėstų. Turime statybom cemento, turime sausainius tarsi plitas ir galime pradėti statybas. Palauk. Kodėl? Kad statybas pradėtume, mums dar kai ko reikia. Žiūrėk. Va. Šalmai. Taip, kad statybos būtų saugios. Va. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Taip, yra sausainiai. Galite pasirinkti gaidelio kokio nori skonio. Čia mes turime kondensuotą pieną. Kondensuotą. Ir dabar ką reikia daryti, tai paimam mūsų laistą. Taip. Ir taip, ir sutepam kiekvieną sausainį. Taip, aš tepu, o tu dedi ant viršaus. Gerai? Aš dedu ant viršaus. Aš sutepu. Vienas dedam ant viršaus. Ant viršaus. Vienas ir ant viršaus. Kelias linksmybių vaikystės sukūry, be galo linksma, kai su mumis esi. Rankas iškelk ir dainuoti vis garsiau. Rapapapa. Dabar labai svarbus momentas aptepti viską. Aptepti viską? Viską. Ir dabar tam reikalinga silikoninė mentelė, taip? Ir va taip tiesiog. Pažaiskime. Aš tave myliu. Aš irgi tave myliu. Bet čia ne tu kalbi. Ką tu čia turi? Kakė-makė. Žiūrėk, čia tokios mano kalbančios kortelės yra. Va, Taip. įdedi kortelę. Citrina. Va tai gali mokytis raidžių. Kiekviena kortelė turi kažkokį tai savo paslaptingą žodį arba Taip, raidę. taip, galima visokių žaidimų susigalvoti. Dar yra visokių naudingų žodelių, tokių kaip ačiū, aš tave myliu, prašau. Bet ačiū, kad tokį gražų namelį statai. Taip, tai dabar mes padarėme namelio pagrindą, bet dar ne iki galo. Dabar dar labai irgi svarbus momentas - stogą padaryti namelį. Koks namelis be stogo? Stogo. Tiesa. Taip, iš vidinės pusės sausainių patepame taip. Vieną taip laikom ir kitą. Aha. Taip turime pastatyti. Dar jis nėra tobulas. Padarysime, kad būtų tobulesnis. Man tai labai gražus atrodo. Gražus, bet dar ne iki galo. Taip. Ką dabar mes darom? Dabar mes ant stogo leisime pusnis į Kaip apsnigtas stogas. Kai glajus jau yra va toks va tirštas, ane? Ir jau jeigu paliesi jį, jis vos beveik šiltas.
Šiltas, taip? Ai, šiltas, aha. Galima bus padaryti dabar langą. Taip, štai, panaudojame tavo kartoną. Koks gražus namukas. Ir dabar, aišku, mums aplinkui reikia padaryti pusnis. Pusnis tai tu palaikyk stipriai, taip. Ir čia mes likusi glajų galim panaudoti. Ir paskutinis sniegas. Nu va, dabar aš jau labai patenkinęs. Kaip gražu. Jis pasakiškas, Alfai, tikras pasakų namelis. Bet žinai ką, čia dar trūksta vieno dalyko. Kokio? Išjunk šviesą. Išjungt šviesą? Taip. Gerai. O, kaip gražu, kaip kalėdiška. Oho, koks gražus pasakų namelis. Žiūrėk, iki pačio paskutinio stebuklo mums trūksta šviesos. Pažiūrėk iš tos pusės. Kiekvienas mes namuose turime telefoną ir galime su telefonu namelį apšviesti. O dabar įjungiam šviesas. Ai, gerai. Nu ką, valgom? Ne. Kodėl? Alfai, aš kai ką supratau. Ką? Tu žinok, ta mano mamos nupirkta dėžutė iš tiesų stebuklinga, Alfai. Tik tai dovanas, kurias jie dovanoja, jos yra skirtos ne tik tais man, bet visiems mano bičiuliams. Tu paklausyk. Taigi, pavyzdžiui, saga juoda, man tai nereikėjo, bet nykštukui reikėjo, taip? Tada varpelis, man tai nereikėjo, bet katinas labai laimingas nuo to varpelio, ar ne? Taip. Tada, žiogelis, man tai nereikėjo, bet tau juk reikėjo, ar ne? O, geras, tai vadinasi, jos skirtos ne tik man, bet visiems mano bičiuliams. Va, ir šitas lapas, vadinasi, yra skirtas kažkam. O tu žinai, kam aš jį padovanosiu? O šitą lapą. Mano name aš turiu tokią kaimynę, senelę, ir tu žinai, jinai visada būna viena. Visada viena ir visada liūdna. Tai aš pagalvojau, kad aš jai galiu šitą namuką padovanoti. Gal pradžiuginčiau? Kaip galvoji? Labai gerai idėja. Rimtai? Labai. Šaunuolė. Ačiū Kaip tu tau. taip sugalvoji? Vos nepamiršau, Alfai. Taip? Aš tau irgi kai ką turiu. Na, ką? Tik tau reikės užsimerkti. Ne, jau baigiam. Tikrai jau per kalėdas tikrai nereikia savo jau vėl tų visų. Vėl mane įviniosi kur nors, vėl kažko ištepsi arba vėl kažką padarysi. Ne, pažadu, tikrai ne. Šį kartą tikrai ne. Tikrai pažadi? Na, jau kalėdos. Tikrai ne. Nu gerai. Ką man reikia padaryti? Užsimerk? Užsimerk. Bijau. Atsimerk. Čia tampųjų piši mane? Taip, čia tu. Čia šefo kepurė. Taip, čia šefo kepurė. Ir rožinė akiniai. Ir žydros akis. Taip, ir barzdytė. Ačiū tau labai. Su šventom kalėdom. Šventom kalėdom. Ir aš turiu tau dovaną. O, tikrai? Staigmena. 1, 2, 3. Geras knyga. Kaip tu tai padarei? Geras. Kalėdos stebuklų metas. Tikrai. Linksmų šventų kalėdų. Einam angelų daryti. Nepavykę kadrai, visas patiekalas. Palaukit, turiu susirinkti. 1, 2, 3, bum! Ne. Rankutės paruoštas sniego gaminimui. Na, šitą. Pavyko? Pavyko, bet man atrodo vakar buvo tirštesnis. Žiūrėk. Ten tą lapą. Pataisėk. Va. Au.
Ką? Geras. Oi. 1, 2. 1, 2, 3 ir spės spragt.